taip lėtai nusileidžiu. Todėl, kad sėdžiu, kad pasiekčiau koją normaliai ištiest ir kad nebūtų ant to kaulo ištiesta ir, žodžiu, per priekinę sėdinį ištiest su koja ir bandau šiek tiek ją prasitampyti, nes šiandien visai nesitampiau. Žodžiu, dabar yra beveik 11 valandų. Mes esam pakeliui stovyklauti. Pagaliau, labai ilgai laukiam, tai viskas susikrovė ir dabar reikia užsukti dar vieną vietą stalviršio pažiūrėti. Tai, are you popping into the shops first? Yeah. Stalviršio ir dar iki parduotuvės užsukti ir tada jau būsim pakeliui. Tai nuo ryto, nuo 6 kaip atsikėlėm su Kaunačia, neprisėdau visiškai. Ir ta koja pradėjo šiek tiek skaudėti ir sakau, reikia man prisės, bet kadangi reikia viską pakuotis, aš nenoriu namų netvarkingų palikti visada, kai kažkur išvažiuoju, man visada noris namus aptvarkyti, kad grįžus būtų gražu. Nes kai aš grįžtu ir reikia išsikrauti ten tašes lagaminus, tai man jau ta dalis nepatinka, bet jeigu dar yra namai netvarkingi, tai tada iš viso grįžti nesmagu. Tai dabar greitai apsitvarkėm ir žodžiu, parodysim, ką veiksim visą šį savaitgalį. Į žaidimo aikštelę, o aš va guliu savo hamakį. Kaip yra gera iš tikrųjų užmerkti akis ir žinoti, kad nereikia kas biškį jau atmerkti ir jaudintis, kad vaikas kažkur nuglūdis vienas. Nes žinau, kad jisai su tėčiu vaikšto ir žaidžia, o aš užmerkus akis ir toksai vėjelis, toksai šiltai vėsus. Šiltai vėsus, todėl, kad čia Australijai būna arba labai šaltas vėjas, man bent jau aš tai pastebėjau, arba būna per karštas. Tai dabar toksai gaivina, bet nekanda. Ir saulė kaip išlenda pro debesis, šildo taip kojas arba odą, kuri atidengta. Ir taip fainai, taip gera, tai nežinau, ar aš užmigsiu, ar tiesiog pagulėsiu, užsimerkus ir pasimėgausiu. Muzika groja. Sakiau, ką noriu, jau važiuojant, čia jau dairausi visur. Kai mažas vaikas, į kairį į dešinę, sakau, kaip ačiū, kad mane atvežė į gamtą, kaip ačiū, kaip man smagu. Labai mėgstu gamtoj būti, labai. Atsikėlėm, mūsų žadintuvas mus pažadino, dar kai buvo saulė nepatekėjus. Bet gulėjom apsikabinę ir keitėm posas visaip ir paskui saulė patekėjo ir pažiūrėjom per langelį, kas lauke vyksta, kalbinom žmonės, hello, sakėm visiems praeinantiem ir paskui sakau, gerai, einam lauką. Ir vėsu, bet nėra labai šaltas šortais, taip pat kaip ir vakar buvo. Tai visai neblogai. Ha?
Lyja pas mus jau nuo pirmadienio. Tai dabar neišeina į parduotuvę nuvažiuoti kavos nusipirkti. O aš turiu mačios ir aš labai norėjau skaniai mačią visada darytis, bet jau buvau pamiršus. Tai turiu mačios iš Japonijos. Mano švogerio draugė parvežė man mačios ir aš jos paprašiau, nes sako, nėra kažką girdėjus, man atrodo, ananaso kelionę žiūrėjau. Ir sakė, nėra geresnės mačios nei Japonijai. Jokio kitoje šalyje nėra tos pačios green tea geresnės. Labai skanu, kai už lango lyja ir nuo pirmadienio iš tikrųjų lyja. Ir negaliu parduotuvę nuvažiuoti, nusipirkti kavos ir negaliu važiuoti, vairuoti. Tai tenka mačą gerti. Tai ir kalėdom, kai keitėme zolom, paprašiau, ką? Eudžiai taip daro. Mes dabar man davė įrankį ir mes dabar kamuoliuką mušinėjom po visur ale golfą žaidžiam. Tai per kalėdas paprašiau, kai keitėmės dovanom, kad man senis šaltis padovanotų pieno plakiklį. Tai dabar avižų pieną išsiplaku. Ką, mažutė? Nu, tu. Uak! Nu, dabar aš. Uak! Ir darausi mačą. Žodžiu, gerai, einu žaisti golfą.